Derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo sustabdytos, o visos pusės ėmė atskleisti susitikimų užkulisinę tiesą. Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje ne jo karas ir atsiriboja. Volodymyras Zelenskis teigia, kad JAV didina spaudimą Ukrainai dėl karių pasitraukimo iš Donecko srities, o Rusija laikosi tokios pačios pozicijos. Jei derybos nepasistūmės, Vašingtonas grasino Kijevui pasitraukti iš diplomatijos ir sutelkti dėmesį į kitas strategijas, ypač artimuosius rytus. Be to, pats Zelenskis pripažino, kad taip, Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog reikalavo atiduoti diktatoriui Putinui Donbasą mainais į saugumo garantijas. Kremlius pareiškė, kad tęs karą, nes derybos įstrigo ir nebemato prasmės. Tuo tarpu Europoje pareiškė, kad Trumpas padarė viską, ką galėjo ir tiesiog pasitraukė. Na, žinoma, tai taip pat melas, nes Trumpas panaikino sankcijas rusams. Šiandien dar kartą patvirtinta, kad Pentagonas nusprendė sustabdyti dalį ginklų tiekimo Ukrainai ir išsiųsti juos į artimuosius rytus. Mano vardas Aleksejus Pečijus, pasikalbėkime apie šią temą kartu. Bet prieš pradėdami šią laidą paprašysiu jūsų paremti šio YouTube kanalo veiklą jūsų auka, prenumerata arba rėmimu YouTube platformoje. Nuorodos ir rekvizitai yra vaizdo įrašo aprašyme. Dėkoju už jūsų paramą. Galite paremti laidos pabaigoje, jei jums buvo įdomi ir naudinga. Užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečijus News, nuoroda aprašyme. Ten skelbiame naujienas iškart, kai tik jos pasirodo. Donaldas Trumpas šiandien aiškiai pareiškė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą ne jo ir iškart pagrasino europiečiams pasekmėmis už tai, kad jie jam nepadėjo kare prieš Iraną. Citata. Vokietijos vadovas pasakė, kad tai ne mūsų karas, turėdamas omenyje Iraną. Atsakiau, Ukraina irgi ne mūsų karas, bet padėjome. Maniau, kad šis pareiškimas labai netinkamas, bet jis jį pasakė ir nebegali ištrinti. Esame Europoje, kad apsaugotume ją nuo Rusijos. Teoriškai tai mūsų neliečia, nes turime didelį platų nuostabų vandenyną. Atsakau, kad šį pareiškimą padarė ne Vokietijos vadovas Friedrichas Merzas, o gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Bet tai dar ne viskas. Vėliau Trumpas taip paslaptingai pareiškė, kad po kelių mėnesių europiečiai labai stipriai gailėsis, jog nepadėjo JAV kare prieš Iraną. Nes kažkas tikrai įvyks ir JAV nesivels į karą Europoje. Citata. Aš labai nusivylęs NATO. Tai buvo NATO išbandymas. Jie neprivalėjo mums padėti, bet galėjo ir mes tai prisiminsime. Po kelių mėnesių tai prisiminsime. Prisiminkite mano žodžius. Dar prieš 25 metus sakiau, kad NATO popierinis tigras. Svarbiausia, jie ateina padėti savo, bet mums nepadeda. Anksčiau nepadėjo, o dabar visi nori padėti, kai Iranas bus sunaikintas. Trumpo pareiškimas svarbus derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo, tačiau naujienas nedžiugina. Trumpas pradėjo viešai rodyti savo užslėptą gilų nuoskaudą Ukrainai. JAV prezidentas šiandien pasidalijo Just the News straipsniu, tai internetinis leidinys. Socialinėme tinkle Truth Social jame teigiama, kad Ukraina neva bandė kištis į Amerikos rinkimus, ypač į Joe Bideno perrinkimo kampaniją. 2024 pagal redakcijos informaciją. Amerikos žvalgybos perimtos Ukrainos vyriausybės žinutės iš 2022 metų. Citata. JAV žvalgyba perėmė Ukrainos vyriausybės komunikacijas, kuriuose buvo aptariamas planas nukreipti $100 milijonų JAV mokesčių mokėtojų dolerių, skirtų švarios energetikos plėtrai Ukrainoje, kuri kenčia nuo karo, o JAV nuo karo padarinių, siekiant finansuoti tuometinio prezidento Joe Bideno rinkimų kampaniją 2024 metams ir Demokratų partijos nacionaliniam komitetui. Straipsnėje teigiama, kad Ukrainos vyriausybė ir nenustatyti JAV vyriausybės darbuotojai veikia per USAID Kijeve. Parengė planą, pagal kurį JAV finansuos iš biudžeto. Skirtų Ukrainai pagalbą už $100 milijonų. Šie pinigai neva atkeliautų į Kijevą švarios energetikos plėtrai. O jūs žinote, kaip Trumpas mėgsta švarią energetiką. O iš Kijevo šie pinigai neva nebūtų skirti švariai energetikai, jie iš karto būtų grąžinami į JAV.
Joe Bideno rinkimų kampanijai, kuri vyko po 2 metų. Štai taip. Pagal schemą pinigai būtų įsisavinami Ukrainoje, bet ne visiškai. Tai gudri schema. Parašyta, kad šie mokėjimai neįmanomi. Reikėtų tai atsekti. Bet esmė ta, kad toje pačioje straipsnėje jau arčiau pabaigos rašoma apie tai, kad visų pirma Tulsi Gabbard yra nacionalinės žvalgybos direktorė. Neva tik nesiniai rado tokius pranešimus. Išsiuntė patikrinimui, kol kas nieko nerado. Antra. Čia įdomus momentas. Tas pats leidinys to paties straipsnio pabaigoje rašo štai ką. Citata. Šaltiniai artimi Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pasiūlė padėti Trumpo teisingumo ministerijai. Tyriami ankstesni Ukrainos oligarcho Mykolo Zločevskio bandymai siekti Bidenų šeimos palankumo. Nuo 2014 metų Burisma Holding įdarbino Hunterį Bideną valdybos nariu ir teisiniu patarėju. Pagalba, kurią pasiūlė Volodymyras Zelenskis, apėmė bendradarbiavimo organizavimą su tam tikrais Ukrainos liudytojais, kurie galėjo padėti Donaldo Trumpo valdžiai išspręsti neišspręstus klausimus dėl galimų korupcinių Bidenų šeimos operacijų užsienyje. Straipsnis sudarytas iš 2 prieštaringų pranešimų. Vieni teigia, kad Zelenskis priešingai bandė gauti pagalbą iš Bideno ir ją grąžinti, kad jis laimėtų rinkimus. Antroje straipsnio dalyje teigiama, kad Zelenskio komanda siūlė Trumpui priešingai išsiaiškinti tiesą ir neva paskandinti Joe Bideną jo korupcijos skandaluose. Štai taip. Dabar dėrybos dėl karo Ukrainoje pabaigos akivaizdžiai atsidūrė aklavietėje. Atsirado daug svarbios informacijos. Na pavyzdžiui, anksčiau prezidentas Zelenskis viešai patvirtino informaciją, kurią paskelbė Ukrainska Pravda, apie tai, kad Jungtinės valstijos didina spaudimą Ukrainai dėl galimo Ukrainos kariuomenės pasitraukimo iš Donecko srities. Be to, tokią pačią poziciją sinchroniškai palaiko ir Maskva. Šaltiniai teigia, kad JAV kol kas nemato bendrų taškų su Ukraina dėl tolesnio Ukrainos ginkluotųjų pajėgų buvimo Donecko srityje. Dėl to JAV svarsto galimybę pasitraukti iš derybų proceso, kad galėtų susitelkti į artimuosius rytus. Be to, per artėjančius kongreso rinkimus, tuo pačiu metu pašnekovų teigimu Vašingtonas signalizuoja apie pasirengimą suteikti Ukrainai tam tikras rimtas saugumo garantijas mainais už tai, kad Ukrainos pajėgos paliktų Donbaso teritoriją. Paprasčiau tariant, atiduoti jį Putinui. Be to, šaltiniai pripažino, kad dabartinis derybų formatas iš esmės grindžiamas pasiektais susitarimais. Per susitikimą tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino Ankaridže praėjusių metų rugpjūtį. Rusijos pusė nuolat remiasi šiais pasiekimais, taip stabdydama visavertį dialogą su Ukraina. Šaltiniai teigia, kad situacija formaliai yra trišalė, bet faktiškai diskusija kaskart virsta. Grįžta prie anksčiau suderintų požiūrių tarp Trumpo ir Putino. Konkrečiai kalbama apie tai, kad Amerikos atstovai Vitkovas ir Kušneris nuolat kiekviename susitikime reikalavo išvesti Ukrainos kariuomenę iš Donecko ir Luhansko sričių kaip pagrindinę sąlygą tolimesniems susitarimams. Nors Stevenas Vitkovas, primenu, viešai sakė, ne, ką jūs, niekada tokio dalyko nebuvo, aš nereikalavau, ne, niekada nereikalavau, ne, ką jūs. Pastarųjų derybų tikslas buvo priversti Ukrainą atiduoti Donbasą diktatoriui Putinui, o amerikiečiai pradėjo spausti Kijevą. Tuo pačiu metu kalbėjo Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Pripažino, jog Donbaso klausimas išliko kritinis, visa kita tik pasiteisinimai. Citata. Iš tiesų per įvykusius trišalių derybų raundus pavyko nueiti tam tikrą kelią link susitarimo. Tačiau pagrindiniai klausimai, kurie yra kritiškai svarbus Rusijos smirdančiai pusiai, vis dar nebuvo suderinti. Tokie klausimai kaip teritorinis klausimas. Tai pagrindinė diskusijų tema. Dėl jų nebuvo jokios pažangos. Jos iki šiol nėra. Tuo tarpu Pentagonas pareiškė, kad svarsto galimybę nukreipti ginkluotę skirtą Ukrainai į artimuosius rytus. Karas su Iranu išeikvojo svarbiausias JAV amunicijos atsargas. Vėliau Donaldas Trumpas tai viešai patvirtino oficialiai. Citata iš Donaldo Trumpo. Taip, nuolat tai darome. Turime daug amunicijos kitose šalyse, pavyzdžiui Vokietijoje ir visoje Europoje. Viskas užkrauta. Kartais paimame iš vienos vietos ir panaudojame kitur. Turiu omenyje, atimame iš Ukrainos ir panaudojame prieš Iraną. Visą šią schemą išsamiau papasakosiu kitame laidoje.
Todėl užsiprenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Ir draugai primenu, jei norite paremti šį YouTube kanalą, galite tai padaryti finansiškai – auka, prenumerata ar rėmimų platformoje. Nuorodos ir rekvizitai vaizdo aprašyme. Tai viskas. Saugokite save. Viso gero visiems.